Aš jau mačiau, kad tas outputas mano, kad žmogus gali būti daug didesnis. Išsprogo gal konkrečiai. Smalsumas, jisai pažadina gebėjimą atrasti sprendimus. Aš sėdžiu ir galvoju, bet man čia buvo tas momentas, kur aš galvoju. Na, čia yra absurdas. Mano visada interesas didžiausias būdavo, kaip kuo didesnį outputą sukurti su kuo mažesnį input. Todėl aš gaunu labai atsikartojančius atsakymus. Kodėl jie sako, čia visiškai AI-us, ne statiškas atsakymas. Ne, jei jūs statiškas, tu esi statiškas. Tai, ką mes turime šiandien, čia yra labai gerai. Kur, manai, yra efektyviausias būdas edukuoti save šitoje srityje? Kritinis tas mąstymas ir skepticizmas savotiškas, kur ne aš tikiuosi, kad už mane padarys, bet aš darau kartu, čia yra ta vertė. Ir kad jis galėtų ne tik tai klausytis ten nuobodaus mokytojo, kuris tenai liepia tau datas išmokti, bet kad galėtų su pačiu Napoleonu kalbėtis. Užklausų dizainas, aš sakyčiau, bus privaloma kompetencija kiekvienam, o tai kaip aš galiu kapitalizuotis iš to, ne, kur ateina... Mano sekantis klausimas, iš karto aš tą pataikėjau.